Pasakiškomis spalvomis nušvitus rotušei, jos metraštininkas, senis besmegenis ir kalėdų senelis iškilmingai pranešė, kad į Kauną pasveikinti miestiečius su jubiliejiniais savivaldos metais bei įžiebti kalėdų eglę iš susigiminiavusių užsienio miestų atvyko svečiai, kurie te buvo persirengę įvairias šalis atstovaujantis populiarūs Lietuvoje atlikėjai. Kauniečiams dovanoja to šalies dainas, šokius bei šou numerius su įspūdingu oro akrobatės pasirodymu, virš aikštės praskridusią raganą ir nuo rotušės bokšto žemyn nusileidusių demonų. Šventę vainikavo nušvitusi eglutė bei pirotechnikos efektai. Taip Kaune prasidėjo šventinis metas. Kai man kas nors pasako tą puikių, stebuklingą žodį kalėdos, man iš tikrųjų pasigero daro gerą, šiltą ir mielą. Manau, kad taip jaustis privalėtų kiekvienas. Ir svarbiausia, turėtų daryti viską, kad taip jaustųsi visi įsupantys žmonės. Mažieji kauniečiai, kaip ir viso pasaulio vaikai, laukia švenčių, o labiausiai kalėdų senelio ir jo dovanų. Senelį šaltį, norėčiau, kad tu man atneštum žaidimų daug. Anot kauniečių šis laikas iki kalėdų ir naujųjų tai stebuklo laukimo metas. Kažko ypatingo nesitikim, bet gal tikimės, kad geriau bus kaip buvo ir viskas, ką daugiau. Vis tikiesi kažkokio stebuklo laukia. Tikiuosi galbūt tokių jaukumo namie, šilumos, naujų įspūdžių ir labai gerų emocijų. Deja, vyresnio amžiaus žmonės šių švenčių laukia su nerimu. Nėra toks didelis, bet yra šioks toks. Išlaidos padidės, viskas, kai sakoma, dėl to ir pergyveni žmogus. Kiekvieną kartą, kai šventės artėja, norisi ir stalą paruošti viską. Tai savaime aišku, kad yra šioks toks nerimas, kai kainos kyla, tai, žinot, paprastam žmogui, pensininkam tai iš vis. Eglutės įžiebimo ceremonijai buvo parašytas šiltas ir paprastas scenarijus. Deja, dėl blogo įgarsinimo atokiau nuo scenos stovintys žiūrovai nepajėgėjo suprasti. Be to, su mažais vaikučiais į šventę atėjusius kauniečius suerzino eglės įžiebimo laukimas, per kurį vaikai pavargo ir sušalo. Mat renginys Rotušės aikštėje prasidėjo 17 val. O eglės apšvietimas buvo įjungtas tik po 1,5 valandos.